Norint sukurti naują santykį su savimi ir su kitais, pirmiausia, reikia išdrįsti, atrasti drąsos, pažiūrėti į savo akis, į save. Veidrodis yra labai stebuklingas ir galingas daiktas nuo senų laikų. Buvo naudojamas ir magijoje, ir perversmo apeigose, atspindėdavo tą kitokį pasaulį. Tai irgi susiraskite veidrodį, pasiimkite jį ir pabandysime į veidrodį, į save, į savo akis, pažiūrėti kitokiu žvilgsniu. Šį kartą veidrodis bus reikalingas ne tam, kad pažiūrėti, ar tušas nenubėgęs, ar plaukai tvarkingi, ar lūpos gerai padažytos, ar akis labai užtinė iš pat ryto atsikėlusi, bet pažiūrėti į savo tikrąjį aš. Pastebėkite, koks jūsų santykis su savimi ir su veidrodžiu. Neretai moteris vengia veidrodžių ir galvoja, kad aš bijau pamatyti savo atvaizdą jame. Arba tas priešingas polius, kada kaip tik ieškom veidrodžių, ieškom tokių paviršių, kur galima pastebėti save, kad tik nebūtume susivėlę, kažkaip negražiai atrodytume. Kad naudojam arba vengimo strategiją, kada namie stengiamės net neturėti veidrodžių, arba stengiamės tų veidrodžių turėti kuo daugiau, kad galėtumėm kontroliuoti savo išvaizdą ir savo savijautą. Taigi, tai veidrodis bus reikalingas ne tai išvaizdai nuskanuoti, pakritikuoti, bet gilesniam žvilgsniui į save, nes veidrodis labai daug ką pasako apie mumis, dėl to mes jo kartais ir vengiam. Jeigu būna nelaimingas gyvenime etapas, mes vengiam pažiūrėti veidrodyje į save, į savo akis, nes tai, koks yra mūsų žvilgsnis, kokios yra mimikos mūsų veide, tai labai daug ką pasako apie mus. Taigi, pirmoji veidrodžio meditacija. Tai dar šiek tiek papildysiu, kad veidrodyje atsispindi mūsų džiaugsmas, skausmas, nuoskaudos, svajonės, vaikystės patirtis. Ir reikia drąsos, kad pažiūrėti veidrodį į savo akis ir pripažinti tai, ką gal slepiam, ko nedrįstam pripažinti. Ir jeigu išdrįsit tą pamatyti, tai tikrai gyvenimas pasikeis. Ir raginu į save pažiūrėti drąsiai, pasitikinčiai. Ir pasimokinsim būtent tos meditacijos metu į save pasižiūrėti įsimylėjusiomis akimis. Kai būtent mes mylime kitus, mes žvelgiame įsimylėję, taip mes ir turime išmokti ir į save žiūrėti įsimylėjusio akimis. Gal kažko ir nematant, o kažką labai išžvelgiant ir kažką gero išžvelgiant. Taigi pasimkite veidrodį į rankas, drąsiai, su pasitikėjimu, pasiruoškite jį taip, kad galėtumėte save matyti. Tačiau dar nežiūrėkite, kol nepasakysiu, kad galite žiūrėti. Pirmiausia, užsimerkite ir sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Galite stebėti kvėpavimą ar ties nosimi, ar pilvu. Kad būtų lengviau sutelkti dėmesį į kvėpavimą, galite su mintise sakyti, įkvepiu, iškvepiu. Jei stebite pilvą, stebėkite, kaip jis pakyla ir nusileidžia. Jei pastebite, kad mintis nuklysta kitur, nebarkite savęs, o padėkokite savo už dėmesingumą ir grįžkite prie kvėpavimo stebėjimo. Dabar savo dėmesį perkelkite į emocijas. Prisiminkite kažkada išgyventą džiaugsmą, laimę. Pažadinkite teigiamus prisiminimus, kurie siejasi su gražiomis emocijomis, kaip laimė, meilė, rūpestis, globa. Gal šie panašūs jausmai kyla galvojant apie artimą žmogų, antrą pusę, o gal apie savo vaiką. Galite prisiminti ir įsivaizduoti, kad ruošiatės maloniam susitikimui su savo geriausiu gyvenimo draugu. Sužadinkite savyje džiaugsmą, nekantrumą, norą kuo greičiau išvysti geriausią savo draugą. Dabar kelis kartus giliai įkvėpkite ir greitai iškvėpkite. Dar kartelį
įkvėpkit ir iškvėpkit. O dabar atsimerkit, pažvelkit savo į akis su begalinė meilė, rūpesčiu, džiaugsmu. Nusišypsokite, priimkite save visą, kokia esate. Jūs esate savo pati geriausia ir nuoširdžiausia gyvenimo draugė. Galite valiūkiškai mirktelti savo, nusišypsoti, o gal net kyla noras pamirksėti greitai kelis kartus, pavėsuoti blakstienomis tarsi vėduoklėmis, lyg bandytumėt save suvilioti. Žavėkitės savimi, džiaukitės ir mėgaukitės apimančiomis, steigiamomis emocijomis. Jeigu kyla kritikuojančios mintis, tiesiog tas mintis sustabdykite ir savo pasakykite: aš esu laiminga, aš rami, aš laisva nuo kančių, aš laisva ir renkuosi save mylėti ir priimti tokią, kokią esu, be vertinimų ir kritikos. Aš priimu save giliai ir nuoširdžiai, visą save tokią, kokią esu. Aš noriu tapti savo gyvenimo šeimininkė ir aš galiu tai padaryti. Jeigu norite, dar ką nors palinkėkite savo gražaus, mielo. O dabar užsimerkite ir padėkokite savo už praktiką, už pastangas, už pabuvimą su savimi kaip su geriausiu draugu. Ir prisiminkite, kad jūs vėl ir vėl tai galite patirti, žiūrėdama į save veidrodyje. Tegu nuo šiol žvilgsnis į veidrodį bus kupinas meilės, priėmimo savęs, džiaugsmo, rūpesčio, pasitikėjimo savimi, nekritikavimo, nesmerkimo, o priėmimo, tokia, kokia esate. Dabar savo dėmesį vėl perkelkite į kvėpavimą, ar į nosį, ar į pilvą, kaip patogiau. Ir kurį laiką pasekite kvėpavimą. O dabar susirinkite visą patirtį, kurią gavote stebėdami save veidrodyje. Įsisąmoninkite, ką patyrėte, ką išgyvenote. Ir atsimerkite.